Tai sveiki gyvi, nesigailit. Ne. Šaipas sumokėt, kur Tai tikiuosi labai neturėtų lyti, tai prieš 2 savaitės buvo Šiluvoj tokia konferencija Malonių kelio. Malonių kelias tai irgi yra turistinis bažnytinis maršrutas. Tai ten Šiaulių vyskupas, kaip rašiau, sakė, kad kuo piligrimas nuo turisto skiriasi, kad piligrimas, kai turi tikslą, tai jis ir keliauja, neatsižvelgiant į oro sąlygas, ten į kitas kliūtis ir panašiai. Tai va šiandien kaip piligrimai keliausim ir trasos anksčiau darydavom ten pagal sąlygas, blogos sąlygos, geros sąlygos, o dabar nekeičiu. Kas bus, tas bus. Nu, žodžiu, žiemos sąlygom tai būtų ideali trasa, o dabar yra taip kaip... Su Dievo pagalba. Su Dievo pagalba, taip, tai bus tikras, kaip sakant, kas nepatiria kančių, tas malonių nevertas. Tai va. Nu, kiek rūkas leis, tiek, bet, nu, pamatysite, prie Dubysos yra faina. Tai to tikslo ir nori, kviečiam dviratininkus kartu važiuoti, o tų maršrutų šiandien tai kirsim ne vieną. Tai ir tas Forest Trailas, miško takas vadinamas, kuris eina nuo pietų Lietuvos į šiaurės Lietuvą, tai irgi gražiausiom vietom. Tai va tas pats Malonių kelias, Piligrimo takas, vienu žodžiu, tų sankirtų turistinių čia yra įvairiausių, tai vienu žodžiu mažiau šnektų. Ir tiesa, tai baigiam apie 5 valandą kažkur, nes vienu žodžiu čia mėgautis oru nebus kada. Tai biškį ankstinsim ir apie 6 valandą tada ekskursija. O mes čia sustasim nuo pietų ar ką? Pakeliui bus Šiluvos piligrimų centras, tai ten galėsim šventos kavos išgerti. Jeigu jau badu mirti, turiu 3 bandelės ir 6 sumuštinius. Valgai tą sako. Cepelinų nestoti. Elektrolitų turiu pakeliui dar bus, ne? Kebabų, picos. Elektrolitų? Jo. Elektro ar alkoholitų? Alkoholitų. Kaip vienas buvo irgi turizmo toks buvo vandeniu ir pėsčiomis Nemuno baseinų toks vandens turizmo trasų planas, ten jo sudarytojas viena iš pirmųjų frazių: turizmas ir alkoholis nesuderinami dalykai. Žinokit, suderina. Tik aišku, susaitų. Kažkokiais metais Kartinienai ar kur tenai sustojom kažkokiais metais, jau biškai daugiau negu pusę kelio buvo į parduotuvę, įeinu biškai jau pavėlavęs, jie spalvoti po 200 gramų, nebelika man. Jo, šitie įdomiausi. Jo, tai gerai jamam tada šitą darbą ir gerai grupelė mūsų yra 12, tai grupė tikrai neplyš, visi esam vienodo pajėgumo, tai vienu žodžiu. Neforsuojam, nestabdom ir jeigu kokią bėdą šaukiam, gelbėjam ir gipaiksus turit? Taip. Na, tai tvarka. Po Vyganto kalbos paėdam iš Lyduvėnų. Šiandien gruodžio 6 diena, 2025 metai. Šeštadienis, 10 val. Ryto. Susirinko 12 gerai nusiteikusių piligrimų, tai su Dievo pagalba, dar turim ir bulkučių, jei badas mus ištiks. Palengva išvažiuojam iš Lyduvėnų. Apvažiuosim 67 km ratuką, pasižvalgysim po gražias apylinkės ir grįžę keliausim per Lyduvėnų geležinkelio tiltą. Tokia bus nedidelė ekskursija. Pats jau gal mėnuo nemyniau dviračio, tai žygis kaip tik. Ant dviračio susimontavau dygliuotas padangas, kaip priklauso pagal sezoną. Pernai irgi su sniegu buvo ne kažką, tai šiemet sakiau, bet kokį orų išbandysiu. Tai kad ne kartą Dubysos žygiuose trūkdavo sukibimo, tai pravažiavus maršrutą papasakosiu, kaip buvo su padangom, kaip buvo smagu. Taip ką, judam į priekį, žygis prasideda.
savaitę gal buvau klausęs, kodėl šitas vairas yra dvigubas. Kada čia ta gudrybė? Man draugu. Važiuoja, čia pirmadienis tavo gavo. Užteks važiuoti asfaltą, išvažiuojam dabar į miško keliuką. Kylam čia į tokį kalniuką. Lapai prasidėjo. Nu, smagumėlis miške važiuoti. Nu, čia toks kalniukas biškai prasidėjo. Kylam ir akmenys viskas sustojo. Stoja visi iš paskos. Nagi. Eina su elektriniais lengviau biškai. Teko biškai pasivest. Šiek tiek ir vėl minam. Privažiavam kažkokią sodybą. Stop ženklas yra. Vyksta kažkokie darbai kelio. Minam, toliau minam.
Važiuojam kažkokį kaimelį. Kaip visada, šuniukai visokie išbėga, pasitinka. Draugiškai nusiteikia. O, vienas paratas vos nepakliuvo. Draugiškas. Džiaugiasi pamatęs žmonės. Galvoja, kas čia mūsų aplankė. Geras. Privažiuojam Piktaičių tvenkinį. Atsirado netidėliotinų reikaliukų, reikia sustoti, tai trumpam stabtelim. Pasišnekam, atsigeriam ir važiuosim toliau. Priekį nukristinėja blogai. Labai geras bairis pusę. Ne, galą priekį. Priekį pučia vėjas, o galizuoja. Man atrodo, Vaidas, ne? Vaidas. YouTube daug dedat content. Man atrodo, dievo. Jo, dėjau kažkada, bet šią vasarą mažai važiavau čia. Tik tai, palauk. Jo, aš pavasarį liktai. Kurių metų tai šitą Dubysą žiemą buvo. Jo. Tai va ta nuotrauka, kur uždėta buvo ant skelbimo. Tai va, jo, tada gera žiema buvo. Privažiavam tokią nuokalnę. Gerai bus ir taip. Čia nusileidimas prie upelio, tenai biški toliau. Tas upelis įteka į Dubysą.
Čia toks molis, toksai kažkaip nebuvo didelio noro leistis nuo jo. Gal tiesiog negerai pasirinkau, reikėjo važiuoti ten kažkur žalia ir būtų gal visai nieko. Tai tiesiog nusivedžiau dviratį žemyn biškį, po to vėl pradėjau važiuoti. Dar kai pavažiuoju racijos įneša, susitikimo nau. Na taip, kaip kas vedasi, kas važiuoja. Lygantis irgi va pasirinko važiuoti žolę, teisingai padarė. Ten bent jau neslysta. Nereikia lėkti pirmavo. Na ką, galima lipti ant dviračio ir minti. Jau beveik nusileidau. Čia terla, tai gerai tikrai. Gerai limpa tasai molis prie rato vietam su visais lapais. Opa. Turistinis. Privažiavam upelį. Opa. Kažko nėra noro visiems. Visi stengiasi vestis, nenori važiuoti. Čia gal visai variantas. Jo, ar čia tai variantas, aišku, nusiplauti ratus. Neblogai. Na čia toks tas upelis mažas upelis ir ne visai negilu tai. Buvo galima pervažiuoti. Pirmas mūsų peliukštis, bus ir daugiau. Na kas, randu pagaliuką, reikia krapštyti iš ratų. Iš ratų daug purvo prilipę prie ratų, kad būtų biškį lengviau važiuoti. Imkit pagaliuką ir krapštykit tą šuduką. Imkit pagaliuką ir krapštykit tą šuduką. Taip, iškrapštam purvą. Kas krapšto, kas tiesiog rata dviračius.
kurie Birėta. varžybų patys paskui viską čia daro. Aišku, sugebėjimo reikia, ta prasme, žinių, kiek laiko reikia. Tai mokėti. Jeigu pirmą kartą šokį ardai, reikia. Nuo to pradėti. Aš tai tik galiu nusiplaus ir į servisą nuvežti. Laisvės pagaliukas. Kaip trūkusią grandinę pakeisti, tai tik iš jūsų dėkime. Aš dar nebandžiau. Neprisišnekėjau. Gazdam šio atsimenu tavai, nukrenta viską, reikia tą sujungimą turėti. Na, aš tai visada vežiuosi. Vieną kartą, kai mindams ganinę nutrauksi, iš vietos įdėdams, tada vežiosis. Ras kokių namudinių metodų su medžio šaka, kokia su Su kabin dar zateškiu. kaip nors. Jaunėm, kojnėm. Ne, naudoju kaip paspirtuką. Balansinį. Sėdinę nusileidau. Tik įstreikia, ne? Jo, važiuojam, pasivažiuojam. Išrėta. Kaip reikia. Tam tai visą. Taip galima uždėti. Minam toliau, tenai mums po dešinę tai Dubysa teka. Čia mes pakrantė tenai, kur tarp tų medžių jos nesimato, bet tenai teka Dubysa. Tai mes dabar važiuosim čia tą pakrantę, kurį laiką. Tai kur minkšti ruožai, tai gravelė tokios biškis siauresnės padangos, tai jos smigdavo jo, tai sunkiau būdavo, atsilikdavau biškį, nesistengiau labai forsuoti, nes seniai važiavęs, tai ramiai sau pervažiavau tos ruožus. Čia tai gerai lipa poruos, stengiasi kur nors žolytę susirasti, kad mažiau klimtų. Ten jau laukia visi viršuje. Čia Vygantas papasakos apie Pirmo pasaulinio karo nuotykius, apie tai, kad čia veikia blusų naikinimo stotis. Bendravo su vietiniais, ieškojo tų partizaninių kovų pėdsakų, tai sakė, nors vietinių gyventojų po konflikte yra buvęs partizanų bunkeris. Bet tyrinėjimų nieko neišsiaiškino. O Pirmojo pasaulinio karo metais maždaug šitoj vietoj buvo Ikelių naikinimo stotis. Ikelių? Jo, nes per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių kariai kai čia ėjo ir paskui kariškius ėjo ir medikų brigada. Užsiima gydomaisiais dalykais. Tai toje medikų brigadoje tarnavo Danas, kuris kasdien arba labai dažnai rašydavo laiškus savo žmonai į Daniją, labai išsamei iš pradžių vietovę aprašydavo, kaip čia atrodo, kokį įspūdį, ko gyvena. Tai apie šitas utėlių naikinimo stotis ir to Dano laiškus yra parašyta knyga, išleista lietuvių kalba. Tai aprašyti tie visi įvykiai Pirmo pasaulinio karo, kaip jos buvo naikinamos ir kas ten vyko, kaip tuo metu gyveno šituose kraštuose Lietuvos žmonės. Irgi keliavo per Dubysą mėnesį ir nakvojo nemažai, tai kad yra labai gražu. Antra, labai daug uodų. Trečia, labai biednas lietuvių kraštas yra. Raseinių tame tarpe irgi. Ir labai apleista, labai daug utėlių.
Tai vienu žodžiu, kad ir tie, sakydavo, ir vokiečių kareiviai to utėlėm ateidavo. Tai sakydavo, kaip rašė, utėlės vardėte vardėjai. Nesu matęs utėlės, kaip jinai atrodo. Tai vienu žodžiu, va čia buvo įkurta utėlių naikinimo stotis. Nu tai toks kaip palapinė, kur karščiu kūrendavo karšta pirtis. Nusimaudavo drabužius ir juos iškaitindavo. Nu ir ten vyrai išsiperta. Aišku, paskui ta pirtis, kur keliauja dalinys toliau, paskui jis pasidaro. Bet va šitoj vietoj. Juokas juokai, kad, pavyzdžiui, Švedijoje tai yra žiauru, kad utėlių yra. Ispanijoje yra utėlių naikinimo centrai. Nes, sakė, Švedijoje darželiuose, nes mano draugai gyveno, tai sakė, ištisai, sakė, yra utėlių, Vilniui dabar protrūkis vienam darželį buvo. Ta prasme, bet su vaikais, nu vaikai, nu ką, žinau, labai greit apsikrečia. Ar vienas koks ateina iš kokios nebiškų gal. Gerai, galim judėti. Iš kelios pradėjo nebiškų. Upeliuką turėtumėm pravažiuoti. O, povalo. Klausimus. Nu ką, privažiavam dar vieną upelelį. Nors šitą, sakau, tikrai būtinai pervažiasim, biškį ratai nusiplaus ir kiek galim stumti tą dviratį, reikia važiuoti per juos vis įdomiau. Varkantės upelis. Nu, čia yra kur ir pavažiuoti ten. Dugnas kietas. Gerai minus. Nu ką, įvyktas dar vienas upelis. Važiuojam toliau.
Kai tik prasideda žvyrklis, taip ir iškart pajauti, kad su graveliu važiuoji. Kažkaip smagiau, norisi biškai greičiau, norisi biškai paspaust. Žvyrkeliukais buvo labai smagu pavažiuoti. Tai privažiuojam Laisvės kovotojų tokią lankytiną vietą čia, žmogaus sukurta. Vygantas biškai papasakos, kas čia yra, stabtelsim. Iniciatyva įkurtas Laisvės kovų čia vietos ūkininkas, čia gyveno, avis augino. Ir čia, vienu žodžiu, visiems lietuvių pasipriešinimo kovom nuo 1833 sukilimo iki 63, paskui pokario kovom, tai čia kultūrose tie Lietuvos vyriai, partizanai pavaizduoti, koplytėlę savo palaidoti. Na ir va tenai matosi įkalba kabintas Muravjovas. Ne, o studentai atvažiuoja į Kauną, ko žinant, kaip stoties kioskai pardavinėja. Jo. Po 12 metų pas tėvus randa prezervatyvus, galvoju, nu dabar prigausiu. Sėdžia būdu prie televizorių, sakau, o kas čia? Nu čia tokie, kai susižeidė pirštus. Tai teisingai, todėl. Tai gal tai ir buvo? Tai čia Skudžiūnų kaime randasi šitą vietą. Išvažiuojam į Skudžiūnų kaimą. Tokia graži nugera, konservatoriai. Dabar mes tokia sudėti. Jo, tai eina tą sezoną, buvo skurvatą visi rūzą daryti, ir važinėja tam. Bet to ir nesišymo atrodo, ar taip prastai, ar taip. Ne, nu, nuberės, tai va, jos slapumą pagauna, tai kažkoks tas nekapurų jau nukrinta. Ne, bet tik prie tokio didelio darbo atrodo, tai viskas. Ten jo, kai kas jį vadinasi, tai labai prikimbai, taip. Biškai pravažiavom, nežiūrėjom į navigaciją, reikės sukti dešinę per laukus.
Geras baigęs. Sustojom miškelėje trumpam pavalgyt, pailsėt biškį. Energija. Gal reikia energijos. Bėgant tais pavaišinam skaniais saldukais. Čia pats kapai? Jadvyga. Jadvygos. Ačiū jam. Super. Irgi tokios va mėgstu pats daryti, žinai. Aha. Labai gerai. Jo. Nežinau, galėsiu pasakoti, bet dar iš tų pačių. Skanus. Aha. Nuo carinės Rusijos. Tai laukinės Lietuvos metais, čia 90-2000, tai visą šitą mišką buvo samagono varytojai uzurpavę. Tai ten į policiją važiuodavo, kolegos miškininkai nesikibėgi. Normaliai. Dėdė turėjo su vietiniai samagoną dirbo. Esu matęs. Giminės receptą išlaikei. Ta prasme, toks jausmas mano kaimo švėkšnis. Tas antras namas vyras samagonas. Nes neturėjo žmonės pinigų, jam reikėjo kažkaip. Bet savo reikia ar pardavimui. Biški gal ten, biški gal parduodavo, bet šiaip, ta prasme, valiuta. Reikia lauką suarti, tai ką. Pinigų daug nebūdavo. Vaikšto čia po miškelius, gal kažką tai rasim vis dėlto. Mainina. Mainina. Ir jaučiai, sakė, žiauriai tą mėgdavo tą progą, jinai vadinosi kur tas nuoveras kažkur. Sakė, jau tik tai, dar kai gyva buvo paskui, sakė, tik pradedam virti, jau girdi pagal kaimynus, kas verda šią naktį, nes iškart jaučiai. O ta proga paskui jūs supildavote į kokį kanalą ar panašiai, tai paskui į dubys ateina putos tokios. Ir girto žąsis, ne? Taip ir atsirado, žemėnas jūratė ir kastytis. Gyvas atplauka, balta pieno puta. Teisingai. Užgėręs. Gerai. Dabar vėl galime įti. Dviračiams nelabai, bet gerai. Tardo 30 km be sustojimo. Žygiai. Čia sugalvoja tokius žygius dviračių parduotuvė. Aukštos srovė. Kurį dviračių parduotuvę remia žygį? Biko. Techninė jau čia labiau. Biko. Dabar galvoju. Tvarkingas dviratis. Ne, išpiko tai tas geliukai pas mane eina daugiau nieko turbūt. Reikia įtraukti savininką, kad po to čia paservizuotų. Tokias paminė, tai teko naują dviratį. Vienas simplės, kad simplės dabar daug net negamino, kas jau sako. Dviratis. Tai čia žmonai sakei turbūt. Čia tik priežastis. Tai taip, tai čia. Jau tipo kaip ir reikėjo, bet dar gal nebiškai nenorėjai. Arba vyrui.
išvažiavome iš Žvyrkelį, ten toks matosi nusileidimas, po to pakėlimas ir visi žemyn lėkia. Žemyn gerai buvo, į kalną nu taip, jau nelabai palengva įvažiuosiu. Nu ką, mes jau Šiluvoje. Atvažiavome į Šiluvos piligrimų centrą. Eisim atsigert kavutės, pyragėlį kokį suvalgysim. Pasišildysim vidai. Tos eglutės papuoštos, tai irgi kalėdom čia
atgausim jėgas ir važiuosim toliau. Čia įsikūręs ir Šiluvos muziejus. Ten aikštėje daug papuošta įvairių eglučių. Užsisakom kavos, saldumynų, pavalgom, važiuosim toliau. Kad čia ratuką dar tokie važiuoja apsižvalgau tą aikštę. Kažkoks įtarimas, kad lyg tai padangos mankštokas, bet pasižiūrė, kad viskas neblogai. Padangos be kamerų ir be skysčio, nieko nepyliau į vidų, tiesiog labai gerai prisipūtė, tai nieko neužpildžiau, pasiėmiau atsarginę kamerą ir viskas. Nu ką, ruošiamės po biškį, judėsim greitai. Vietom biškį sniego išlikę, tikriausiai čia neseniai buvo snigta. Čia važiuodami šitą gatvę tenai po dešinę mačiau, yra Kalėdų senelio namas.
ten, kur mirsi girliandas. Čia bus toliau užrašas. Kalėdų senelio namas. Ką, po biškį. Sekantis didesnis miestelis Tytuvėnai. Prie asfalto, kol važiavau, tai žiūri yra balų, tai stengiuosi per jas važiuoti, kad biški ratai nusiplautų, kad mažiau dumblo ant jų būtų. Na ir ką, važiuojam į mišką. Žygis tęsiasi.
Impimi che tu che tinto che tutto il tiro. Nu ką, daugiau nei pusę maršruto jau nuvažiavom. Tai ką noriu pasakyti, šiaip žygio viso metu tai buvo kažkokių nei techninių kliūčių, nei prakovų, nei kažkam sugedo dviratis. Kiek žinau, tai vienas dviratininkas tik tai dėl sutrauktos kojos nevažiavo kartu, kažkur pasuko kitų kelių ir tikiuosi laimingai parvažiavo. O daugiau jokių incidentų nebuvo, tai labai neblogai. Labai faina, kad niekam nieko neatsitiko. Baterija Visi pavargo, tai va, baigė žygį. reikia pailsėti. Vieną kampą. Kiek žinių? Vieną kūnelį daryti. Jo, nežinau visai, nenoriu.
įvažiavom į Pridvečio kraštovaizdžio draustinį. Pastabtelėm biškį, suskaičiavom, kiek mūsų yra, ar visi. Tai vienas dviratininkas buvo dar prieki, taip kaip ir visi dar. Pirmoko. Ten tolumoje matosi Tytuvėnai. Kairėje pusėje matosi Pridvečio ežeras. Važiuojam tenai, yra toks kalniukas gražus, tai užvažiuosim, pasidarysim foto bendrą. Gerai, prie piliakalnio stabtelsim. Gražus vaizdėlis.
Matyta, regione parke yra 4 dideliai ežerai. Tai šis Grigaišis yra rekreacinių požiūrių, ko gero pagrindinis yra. Davėtas vadinam krantas, tenai pravažiuos. O kaip mes statom vandens pusmanų? Vandens namus? Nu, baudgiau, Lendrė yra. Ir vandens, tai namai stovi. Ai, ten yra atskira respublika. Ai. Mes ten jau paveldėjom šitą. Ne, jau dabar statė. Ir dabar statė. Ir dabar? Jo. Tai paskambink. Nu tai su kolegos paklausim. Sakai, čia pernai inspekcija. Kodėl jūs statė? Na, čia ant vandens inspekcija. Polius įkalė ir ant vandens kurtim pastatė. Tų namus. Vadinas pakankamai pinigų turi. Kaip kitaip? Tai pinigai nerodik. Tai čia yra per mažai kontrolė. Kartais padeda, kartais ne. Pieninių žilgų. Arūno ne. Glaušiau. Aš Paimsiu. glaušiau, myliau. Va, dabar Bet tavęs nesimato, tavęs nepamirštu. Auditą atlikti pas kolegas. Pasikunkiu vietų tokius namus. Žinoma, atgal? Ne, tai čia pasileidžiam. Jeigu nori, gal čia. Geras pavyzdys turi būti užkrečiamas. Apie padangas, tai tikrai padangas pasiteisino labai. Kažkur tai tikrai nei ant posūkio niekur neslydo. Purvas tik tai kybo labai, tai bet tokių ruožų buvo nedaug, tai tikrai padangytės liuks. Tie spygliai, manau, kad puikiai kabina.
tiek į purvą, tiek į žvyrkelį, tiek ir tuos lapus, viską. Taip kad super padangytės. Gal pavyks kada ir žiemą išbandyti. Liko kažkur tai apie 20 keli kilometrai, man atrodo, mum iki žygio pabaigos. Tai dar pasižvalgom po Tytuvėnus. Išsuksim į parduotuvę. Na, o grįžus į Tytuvėnus lauks žygis per Tytuvėnų geležinkelio tiltą. Kur visi? Nu tai kur Riomerį? Ai, va. Tai greta Tytuvėnų yra Tytuvėnų dvaras buvęs, tai ten Riomerį valdė. Tai Riomerė nebuvo ir mokslinusi, bet tame tarpe jinai ir dailės mokslus yra baigusi, tai labai gražiai tapė. Tai ir Maironio paveikslų portretai yra nutapus ir panašiai, tai jau čia jos darbai. Sakau, jeigu noriu sugrįžti, tu ir ten kažką padaryti, paglostyti ar panašiai. Kur čia iš tos pusės nenuglostyta, gal iš kitos? Galvoju. Įsivatikint? Olė atrodo graži moteris. Pamatė yra langą, nes visos žėlos vietos. Nu, va, išvažiuojam iš Tytuvėnų. Dar vienas upelis.
Čia per jį visi pervažiavimo. Na va, ir baigėsi žygis, mes privažiavam jau Lydavinas, liko ten keli šimtai metrų. Ten Vyganto mirksiukas mirksė. Ramiai privažiavam mūsų susitikimo vietą. Nu ką, gal Ir dar laukia žygis geležinkelio tilto. Sutemę pas, kai mes Jo, aš tai mėnesį pareisim. neminiau, žinok, tai švis. Tai pačio žygio. Užtat aš taip pataupydamas, žinai, važiuoju. Tai kas norit pamatyti tiltą, tai atvažiuokite į žygį kitais metais. Tikiuosi, Vygantas padarys dar ne vieną tokį žygį. Sudalyvausit ir pamatysit. Na ką, dėkui Vygantui už šitą suorganizuotą žygį. Aš čia, žinai, pabaigai dėl vaizdo įsijungiu. Ir iki sekančio karto, iki sekančio susitikimus. Visais keliautais. Iki. Nu, blemba, jeigu jūs varytumėte, ir aš varyčiau. Rytoj ne. Nebent čia. 12 lovų, kad būtų paruošę. Jo. Po žygę. Man užteks 4, žinok. Gerai. Nu, vai. Tikrai, ar nešausiu niekanus. Žiūrėk, Artūrai, gal padarykim taip. Tu nuvažiuok prie savo mašinos, persirenk, susipakuok. O tu Miroslavai irgi, kai susitvarkysi, nuvažiuok. Namo. Namo važiuoji? Jo, važiuoju namo. Man dar mint. Ne vieną šimtuką.